Netgi esu sulaukus klausimo, ar tu pati neišsigalvoji, ar čia realus dalykas ta motinystės bausmė. Kas visgi nutinka su ta motinystės bausme moterims? Lietuvoje darytas yra tyrimas, tirti sodros duomenys 20 metų laikotarpiu. Tai gimus pirmam vaikui per porą metų moteris bendrai praranda apie 50% pajamų, o praėjus 5 metams apie 26% pajamų, jos pajamos mažesnės, o praėjus netgi 10 metų jos pajamos 19% mažesnės yra ir lyginama su vyrais, bet ne tik su vyrais, bet ir su moterimis neturinčiomis vaikų. Su kokiu stereotipu susiduriam, kad, mamos gal netgi dažniau pačios galvoja, kad aš 2 metus nedirbau ar metus nedirbau, kad mano kompetencija lyg ir kažkur ten nukentėjo, aš grįžtu į darbo rinką ar galėsiu įsilieti, kai ko aš čia prašyti. Jos nežino, kokie yra dabar darbo užmokesčio dydžiai. Ir tas skaidrumo stoka būtent ir ES lygmenių yra pripažįstama kaip viena iš blogybių, kodėl vis dar turime tą diskriminaciją darbo rinkoje. Ateinanti skaidraus atlygio direktyva, ar jinai turėtų išspręsti tą klausimą? Daug metų turim tą darbo kodekso nuostatą, kad grįžus po vaiko priežiūros atostogų turi būti grąžintas asmuo į lygiavertę darbo vietą ir turi būti taikomos tos pačios sąlygos ir geresnės, įskaitant padidėjusį darbo užmokestį. Praktikoje tas ir įdomu, kad neveikia. Matau, kad iš tiesų kas vyksta, kad požiūris į mamas yra toks, kad vaikai sirgs, ims biuletenį, nebus kam prižiūrėti, dirbs iš namų, tai ne ką ten padirbs. Jeigu jau pasirinko gimdyti, tai ji pasirinko šeimą, ne karjerą. Toks yra visiškai stereotipinis ir nieko nepagrįstas dalykas. Ką visgi darbdavys turėtų daryti, kad tas požiūris į mamas būtų sąžiningesnis? Pripažįstama ir tarptautiniu mastu, kad pas mus lyčių lygybė yra labai aukštam lygmenyje, praktiškai nėra atotrūkio, bet tas visas pagrindė beveik visas darbo užmokesčio skirtumas būtent yra motinų, tai yra motinystės bausmėje. Senstanti valstybė, mūsų mažiau ir mažiau, kad norim skatinti žmonės daugiau gimdyti. Tai čia ta motinystės bausmė, ko gero, yra labai tiesiogiai susijusi su skatinimu arba neskatinimu turėti vaikų. Ką turim valstybės lygiu?